O dabar detektyvas. Iš Vilniaus universiteto bibliotekos pavogta 17 retų vertingų knygų. Jų vertė beveik 500 000 eurų. Tai 19 amžiaus knygos rusų kalba. Vietoj jų lentynose paliktos klastotės. Tokia vagystė įvyko ne tik Lietuvoje, bet ir kitose Baltijos šalyse bei Lenkijoje. Estijoje į biblioteką atėjo 2 vyrai, kurie pareiškė, kad studijuoja ir paprašė kelių prieš beveik 200 metų išleistų knygų. Tik po kelių mėnesių biblioteka suprato, kad jie paliko įtikinamai atrodančias kopijas. Greičiausiai panašiai galėjo nutikti ir Lietuvoje. Varšuvos universitetas pasigėdo beveik 80 knygų. Manoma, kad šis nusikaltimas buvo organizuotas iš Rusijos ir tikrosios knygos atsidūrė Rusijos aukcionuose. Iš savo vietos pajudėjo didžiausias pasaulyje ledkalnis – A23A. Čia ne adresas, čia ledkalnio pavadinimas. Nuo Antarktidos atskilęs prieš beveik 40 metų. Šis ledkalnis yra tokio ploto kaip maždaug 10 Vilnių. Jo storis didesnis nei Vilniaus televizijos bokštas su visa antena. Mokslininkai pastebėjo, kad per pastaruosius metus jis ėmė judėti ir traukėsi iš Antarktidos vandenų. Sauliau, kodėl jis ėmė judėti? Nes jam šalta buvo labai ir jis norėjo pasitraukti. Mokslininkai sako, kad tiesiog atėjo laikas. Dėl šilančio klimato jis ėmė mažėti ir galiausiai padedamas vėjų ir srovių įsijudino. Kaip ir dauguma ledkalnių Vedelio jūroje, srovė jį greičiausiai nuneš link pietų Atlanto, kur yra vadinamoji ledkalnių alėja. Laidoje jau kalbėjome apie dalies mokytojų streiką ir jų reikalavimus – didinti atlyginimus, mažinti mokinių skaičių klasėje. Kol kas susitarimo su švietimo ministerija pasiekti nepavyko, todėl mokytojai streiką vėl atnaujins antradienį. Kodėl būtent tada? Nes Seime vyks svarbūs dalykai – kitų metų biudžeto priėmimas. Biudžetas – tai planas, kiek pinigų uždirbsime ir kiek išleisime. Biudžetą turi šeima, turi mokykla, turi ir valstybė. Mokytojams svarbu, kiek kitų metų biudžete pinigų bus numatyta jų algoms didinti ir kitiems mokyklų reikalams. Antradienį dalis mokytojų nedirbs ir vyks į Seimą, kad valdžios atstovams tiesiai pasakytų apie savo problemas. Ispanijoje gyvenanti katalonų tauta moka statyti bokštus iš žmonių. Tokie bokštai arba pilys vadinami kastelais. Jas katalonai stato per įvairias šventes Katalonijoje ir ne tik. Štai pavyzdžiui, šis buvo statomas Meksikoje. Kartais bokštams pastatyti gali prireikti ir 1000 žmonių. Jie gali būti ir 10 aukštų. Statybose dalyvauja visi – vyrai, moterys ir vaikai, kurie lipa aukščiausiai ir privalo dėvėti šalmą. O tu liptum? Ne. O tu? Wow! Wow! Wasted. Kastelus statantys žmonės dažniausiai dėvi baltas kelnes, marškinius ir platų juodą diržą. Jis padeda kitam dalyviui, kuris kabinasi už diržo, ranka arba koja, lipti aukštyn. Bokštą svarbu ne tik sėkmingai pastatyti, bet ir išardyti. Tai sudėtinga ir rizikinga, todėl dalyviai turi būti stiprus tiek fiziškai, tiek morališkai. Kastelai įtraukti į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Į Amerikoje esantį Oregono zoologijos sodą žmonės renkasi stebėti nepaprasto renginio – ūdrų krepšinio. Jūrinė ūdra varosi, ar tiksliau plukdosi kamuolį link krepšio, pasisuka, deda iš viršaus, pasikabindama ant lanko ir didina pranašumą. Ūdrų krepšinis Oregono zoologijos sode jau tapo tradicija. Prižiūrėtojai sako, kad tokios treniruotės naudingos gyvūnų sveikatai. Italijoje atsidarė pirmasis šioje šalyje šunų restoranas. Švelnus, netrikdantis apšvietimas, fone skambanti ramiai muzika. Prie stalelių sėdi šeimininkai, o šalia jų ant minkštų gultų jų augintiniai. Restorano savininkai sako, valgiaraštį kruopščiai suderino su veterinarais, atsižvelgdami į visas alergijas, kurias gali turėti šuneliai. Jokių prieskonių, druskos ir aliejaus. Porcijos pritaikomas pagal šunų dydį.
Tarp stalų įrengtos pertvaros, kad šunys vieni kitų netrikdytų ir nesiveržtų prie svetimų gardėsių. Socialinėme tinkle TikTok populiarėja vaizdo įrašai, kuriuose mokiniai, sakykime, labai savotiškai sveikina mokytojus. Atrodo, kad mokiniai mušasi ar pešasi, bet juos perskyrusi mokytoja gauna dovanų ir lieka nustebusi, kad visa tai suvaidinta. Ar toks siurprizas mokytoją smagiai nustebina, ar labiau šokiruoja? Su gimtadieniu. Žinių tiek. Laikas varbienai.